Sveiki, tai pirmasis iš 4 webinarų, kuriuose pasidalinsiu, kaip galima investuoti per įvairias šiuolaikinės investavimo priemonės. Ir šiandien pradėsime nuo peer-to-peer, tai yra žmogus žmogui investavimo, ir kalbėsime apie platformas, palyginsim net 4 platformas įvairias. Surinkau labai daug informacijos, tikrai stipriai per daug šitai valandai, tai stengsiuosi kažkaip atsijoti, o jūs mane galite pakoreguoti, užduodamos savo klausimus, ir tada matysiu, kas jums yra aktualiau, galėsiu atsakyti į tai, kas jums rūpi. Gerai, tai kol kas aš dalinsiuosi skaidrėmis, o po to jau, jeigu reikės, pasidalinsiu, ne jeigu reikės, bet aš pažadėjau jums ekskursiją, tai tada pasidalinsiu visų ekranu. Tada teks truputėlį persijungti, kadangi man reikės saugiai prisijungti, ir tada jau galėsiu rodyti tai, ką noriu jums parodyti. Gerai. Taigi nerkime į tą investavimą. Turėtumėt jau matyti mano ekraną dabar. Ir mes šiandien kalbėsim apie tarpusavio skolinimo platformas, kurios teikia tiek tarpusavio skolinimo, tiek sutelktinio finansavimo paslaugas. Jos nėra taip griežtai atskirtos Lietuvoje. Yra daugelis platformų, kurios teikia ir vieną, ir kitą paslaugą. Tai mes dabar ir kalbėsime apie visą tai. O detaliau, pirmiausia, pradėsiu nuo to, kas yra tas P2P lending arba tarpusavio skolinimas, kas yra tas crowdfunding arba sutelktinis finansavimas, kodėl šitos galimybės yra patrauklios su investavimu, ypatingai pradedantiems investuotojams, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai renkamės investavimo platformą. Labai trumpai teisinius aspektus porą aptarsiu, ir sutelktinio finansavimo platformų rezultatus peržiūrėsim Lietuvoje irgi labai trumpai. Viskas trumpai, todėl kad iš tikrųjų laiko yra mažai, o turinio yra labai daug. Susipažinsim su 4 Lietuvoje populiariomis į tarpusavio finansavimo, tarpusavio skolinimo platformomis. Detaliai vieną iš jų panagrinėsime, o kitos yra gana panašios, skirtumus jų visų stengsiuosi užakcentuoti, tiek teigiamus, tiek gal netokius labai teigiamus skirtumus. Ir pabandysime peržiūrėti visas platformas. Specialiai prisijungiau prie kiekvienos ir noriu jums pademonstruoti, kaip jos veikia, kad galėtumėte apsispręsti, kad jums nereikėtų nueiti viso to kryžiaus kelio ir registruotis per visas platformas, norint pasilyginti. Tai jeigu vis tiek kažkokių klausimų liks, tai galėsim kažkokį padaryti susibėgimą papildomą ir tada pasižiūrėti. Jeigu norit kažką tai anonimiškai paklausti, pakomentuoti, tai galite mobilų telefoną nutaikyti į šitą barkodą ir savo pastabas arba klausimus surašyti, o juos mes matysim periodiškai, kai šitą klausimų skaidrė iškils. Tai pradėsiu aš vis dėlto nuo formalaus dalyko, tai yra nuo to, kad mūsų susitikimai neturėtų būti laikomi kaip konkrečiomis nuorodomis investuok čia arba čia, tai yra investavimo tokiais jau rekomendacijomis. Reikėtų galvoti, kad tai, ką mes kalbam, yra dalinimasis mano patirtimi, nes labai griežtai yra reglamentuojamas tos visos rekomendacijos finansinės ir reikalingos specialios licenzijos. Aš mąsčiau apie tokios licenzijos išsiėmimą, bet kai kainuoja ten apie 500 eurų per metus, tai žinot, aš tiek neuždirbu iš šitos savo veiklos šviečiamosios, kad galėčiau sau leisti tokią prabangą. Tai dėl to perspėju, kad iš tikrųjų, investavimas yra rizika, tai čia neišvengiamai yra. Ir nors tas investavimas per tarpusavio arba sutelktinio finansavimo platformas irgi yra rizikingas, tai jis yra šiek tiek mažiau rizikingas, bet jisai taip pat yra susijęs su rizika, ją reikėtų pasverti. Tai aš mėginsiu jums paaiškinti, į ką atkreipti dėmesį ir kur tą riziką kompensuoti, kaip ją sumažinti ir panašiai. Kas yra tarpusavio skolinimas visų pirma ir kuo jis skiriasi nuo to, ką mes vadiname crowdfunding arba sutelktinio finansavimo. Tai tarpusavio skolinimas, angliškai vadinamas peer-to-peer lending, ir iš to kilo tas trumpinys toksai P2P.
P2P, tai aš sutrumpinimo dėliai naudosiu šitą svetimą tokį trumpinį. Tai, sakykime, yra būdas skolintis ir skolinti pinigus. Yra vieni žmonės nori pasiskolinti didelę sumą pinigų, o kiti nenori visos tos sumos jam duoti, bet sutinka paskolinti po nedidelę dalį. Tai tarpusavio skolinimo platformos tą daro, kad jos apjungia daugelio smulkių investuotojų pinigus ir paskolina tiems, kam jų reikia. Tik tai šiuo atveju tame visame reikale nedalyvauja jokie bankai, o dalyvauja tik tai tarpusavio skolinimo platforma. Tai mes sakome tiesiog tarpininkų sumažėja. Internetinės P2P platformos palengvina tos skolinimosi ir skolinimo sandorius. Ir čia tie, kurie nori pasiskolinti, gali paskelbti savo paskolos prašymus. Aišku, už juos tai padaro platforma, o skolintojai renkasi, kam duoti ir kam neduoti. Tai kiekvienas įneša tiek pinigų, kiek nori, ir minimali pinigų suma yra apibrėžiama platformų. Mes apie kiekvieną jų pakalbėsim apie platformas, tai tada pasakysiu jums konkrečiai, kokią minimalią sumą pinigų galima į kiekvieną platformą investuoti. Tai tos platformos atlieka iš tikrųjų labai daug naudingų mums investuotojams funkcijų. Tai pirmiausia įvertina norinčių pasiskolinti kreditingumą tiek verslų, tiek ir fizinių asmenų. Mes čia dabar kalbam apie fizinius asmenis, apie žmonės, kurie nori pasiskolinti, patikrina jų dokumentus, pasirašo visą tai, ką reikia, išmoka tas suteltas paskolos skolininkams, ir jeigu taip atsitiktų, kad tie skolininkai nemokėtų laikų savo paskolų, negrąžintų, tai atlieka taip pat ir išieškojimo procedūras, visas veiksmus, santykiai su teismais, santykiai su antstoliais. Jums nereikia bėgioti paskui žmogų, kuris jums skolingas, visą tai už jūs atlieka platforma. Jūs tik tai skiriate savo pinigus ir kantriai laukite, kuo viskas baigsis. Tai tie tarpusavio skolinimo platformų investuotojai skolina pinigus ir už tai gauna palūkanas. Tai palūkanų dydį lemia tai, kokio rizikingumo yra konkreti paskola. Tai yra, kokia mes sakome rizikos klasė. Tos klasės yra panašios į tas, kurias mes aptarėme per mūsų pirmąjį susitikimą. Yra rizikos grupės skirstomos nuo A iki D, kartais net iki E. Kiekviena platforma turi truputėlį skirtingą skirstimą, bet tas skirstimas labai stipriai nesiskiria. Taip pat palūkanų dydis skiriasi priklausomai nuo skolos termino ir panašiai. Tai pati platforma turi savo kriterijus, pagal kuriuos vertina tą rizikingumo klasę ir nustato atitinkamą palūkanų dydį. Lietuvoje tarpusavio skolinimo platformos savo veiklą pradėjo ne taip jau seniai, tik tai 2015 metais. 2015 metais startavo dvi iš platformų, kurias mes šiandien kaip tik aptarsime. Visų platformų veikla griežtai yra prižiūrima ir reglamentuojama Lietuvos banko ir yra įstatymas, kuris apibrėžia tarpusavio skolinimo sąlygas. Taip, Lietuvos Respublikos įstatymas. Tai yra truputėlį kitaip su ta crowdfundingo paslauga arba sutelktinio finansavimo. Na, paprašiau dirbtinio intelekto, kad pavaizduotų, kaip atrodytų platforma ir tie visi skolininkai ir skolinantys. Tai dalis žmonių, tarkime, nori paskolinti pinigus, įdarbinti pinigus ir užsidirbti pinigų, o daliai reikalingi pinigai čia ir dabar, jie nori kažką pirkti, statyti, keliauti, ištekėti ir padaryti didelės vestuves ir panašiai. Tai tarpusavio skolinimo platforma yra tiesiog kaip toks tarpininkas, kuris padeda vieniems ir kitiems bendrauti ir atlieka svarbias mums reikalingas funkcijas. Na, aišku, jūs visada galite rinktis tiesiogiai skolinti savo draugams ir pažįstamiems, bet tada jums patiems reikės sukti galvą, kaip formalizuoti tą jūsų susitarimą ir ką daryti tuo atveju, jeigu nemokama, negrąžinama paskola, nemokamos palūkanos, tai kaip tada išsiieškoti, nesugadinant santykių su tuo draugu ar giminaičiu. Tai šitas atpuola klausimas, kai mes skolinamės ir skoliname per tarpusavio skolinimo platformą. Bet kas yra tas sutelktinis finansavimas ir kuo jisai skiriasi nuo tarpusavio skolinimo?
Sutelktinis finansavimas, angliškai vadinamas crowdfunding, yra tada, kai mes skolinam ne žmogui, o verslui. Iš principo tai yra esminis skirtumas, mechanizmas, kaip viskas veikia, yra labai labai panašus. Iš esmės tas pats. Tik tai, ir mes tai darom per tas pačias sutelktinio finansavimo platformas, tik tai skirtumas yra tas, kad čia mes kaip investuotojai investuojame ne į fizinio asmens paskolą, bet į verslo paskolą. Verslas paprastai skolinasi didesnės sumas ir paprastai atiduoda per trumpesnį laiką, bet ir verslams mokamas palūkanas paprastai yra mažesnis. Tai šiuo atveju tiesiog daug žmonių sutelkia savo pinigus tam, kad paskolintų kažkokiam verslo projektui, verslo planui, apyvartinėms lėšoms, jeigu jų pritrūksta, kažkokio tai turto įsigijimui ar panašiai. Tai internetinės tos crowdfunding arba sutelktinio finansavimo platformos veikia absoliučiai analogiškai kaip ir tarpusavio skolinimo platformos, o kitaip tariant, jums kaip investuotojams esminio skirtumo net nėra. Tik tai, kam jūs norite labiau skolinti, kuo jūs labiau pasitikite, ar žmogui norite labiau skolinti, ar verslui labiau skolinti. Tai šiuo atveju skirtumas yra reglamentavimo ir to, kiek galima skolinti. Per daugelį platformų verslui skolinamos didesnės sumos gali būti. Taip, pagal Lietuvos Respublikos įstatymą, kuriuo vadovaujasi tarpusavio skolinimo P2P platformos, tai negalima į vieną paskolą įdėti daugiau negu 500 eurų. Tai yra, aš kaip investuotojas negaliu paskolinti Marytei ar Antanui daugiau kaip 500 eurų. Toks yra apribojimas. Taip yra skatinama, kad tai būtų sunešta iš daugelio smulkių investuotojų. Bet kai mes kalbam apie sutelktinį finansavimą verslui, tai čia jau nebėra šito apribojimo ir dažnai net neribojama suma, kiek galima į vieną paskolą dėti pinigų. Ir dar kas yra svarbu, kad sutelktinio finansavimo reglamentavimas jau persikėlė į europinę erdvę. Tai yra nuo šių metų pradžios visos sutelktinio finansavimo platformos, kurios norėjo veikti Lietuvoje, privalėjo įgyvendinti europinius standartus ir dabar jos gali dėl to skolinti visoje Europos Sąjungoje. Tai tą ir labai sėkmingai daro, kaip truputį vėliau matysime. O tuo tarpu jūs galite kaip investuotojai taip pat investuoti į visos ES sutelktinio finansavimo platformų veiklą. Tai kuo patrauklus investavimas per tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformas? Visos platformos, apie kurias mes kalbėsime, išskyrus pačią paskutinę, teikia abidvi paslaugas ir tai yra alternatyvus investavimo būdas įdarbinti savo pinigus. Mes kalbėjom su jumis apie turto klases praeitą kartą, tai šita turto klasė būtų priskiriama prie skolų, taip, investavimas į skolas, į paskolas. Tai kitaip tariant, mes skoliname. Tai yra alternatyvus investavimo būdas ir jis leidžia investuoti nuo iš tikrųjų mažų ir labai mažų sumų. Tai labai patrauklu yra pradedantiems investuotojams, kurie dar neturi sukaupę didžiulio kapitalo. Yra gerokai mažesni rinkos svyravimai. Aktualios yra ekonomikos bendrinės krizės, tačiau tokių sezoninių svyravimų, kažkokių tai didelių ekonomikos augimo nuosmukio tarpsnių jūs pajausite mažiau, negu kad tai pajausite, jeigu investuosit, pavyzdžiui, akcijų biržose. Tai investuojant į akcijas, tie svyravimai yra ir dienos, ir mėnesio, ir sezono, yra labai daug tų svyravimų. Čia mes turėsime gerokai mažesnius svyravimus ir pakankamai likvidų turtą. Gana yra aukšta grąža, jeigu mes atsimenam tą lentelę, kaip lyginam su kitom turto klasėm, tai čia yra viena iš aukščiausių grąžų. Didesnę grąžą galima jau gauti tik tai tuo atveju, jeigu jūs turite savo verslą, patys įvystote ir tuo rūpinatės, taip sakant, 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, o čia jūs tiesiog investuojate, atsipalaiduojate ir stebite, kaip jūsų pinigai auga. Lyginant su akcijų grąža, tai tikrai yra palyginama grąža, kartais netgi ir didesnė.
Tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformos yra griežtai prižiūrimos Lietuvos banko. Nei viena institucija, kuri ir užsienyje operuoja, neturi teisės Lietuvoje teikti savo paslaugų, jeigu jinai neužsiregistruoja Lietuvos banko puslapį. Tai jeigu jūs galvojate investuoti ar ne į kažkokią tarpusavio skolinimo platformą kitoje šalyje, tai būtinai pasidomėkit, kas reguliuoja jos veiklą, nes kitaip jums patiems teks paskui turėti problemų su išsiieškojimu, jeigu tai nėra Lietuvoje veikianti platforma. Visos 4 platformos, apie kurias mes šiandien kalbėsime, yra veikiančios Lietuvoje, visos yra formaliai įregistruotos, visos atitinka visus jiems nustatytus įstatymo apibrėžtus kriterijus. Tai viskas yra labai paprasta ir intuityviai suvokiama, nors vieniems patogesnė viena aplinka, kitiems patogesnė kita aplinka. Mes pažiūrėsim, kuo skiriasi tos aplinkos. Pajamų deklaravimas irgi yra labai labai paprastas, tai yra jums iš vis nereikia rūpintis pajamų deklaravimu, kai jūs atliekate metinę savo pajamų deklaraciją, joje jau bus visi duomenys, kuriuos platformos privalomai vėlgi pateikia. Taip, kad jums belieks tik tai pasižiūrėti, ar viskas tvarkingai surašyta ir paspausti patvirtinti, tai ir viskas. Tai yra čia dar vienas labai didelis pranašumas prieš, pavyzdžiui, investavimą į akcijas, kur jums patiems reikia dažniausiai susideklaruoti, jeigu investuojate per kokią nors užsienio platformą. Na ir toliau, į ką atkreipti dėmesį renkantis pačią platformą. Yra labai daug dalykų, kuriuos iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį. Tai pirmiausia, kiek yra reikalinga mokėti per mėnesį arba per metus, kokie mokesčiai yra taikomi, kokiu principu platforma operuoja pinigais, ar ji naudoja elektroninių pinigų tarpininką, ar pati turi savo kažkokią tai finansinę instituciją, ar turi teisę jūsų pinigus saugoti. Kaip greitai galima papildyti savo investavimo sąskaitą, ar pamačiau gerą paskolą ir galiu įmesti iškart pinigus ir iš karto investuoti, ar man reikia laukti 2-3 dienas, kol tie pinigėliai suvaikščios ir tada tos paskolos jau gal net nebebus. Kaip greitai galima išsiimti pinigus ir kiek tai kainuoja. Taip? Kiek patogi ir kiek sudėtinga pačios platformos aplinka. Kiek išsamios investuotojų teikiamos ataskaitos, nes jeigu neišsamios ataskaitos arba nesuprantamos ataskaitos, nieko jums jos nesako, tai gal jums patiems tada reikia sekti ir kiekvieną mėnesį rašytis ir braižytis patiems kreives, nes platforma nieko nerodo. Kokiu principu yra mokamas atlygis už skolinimą, anuiteto ar visa paskola grąžinama iš karto, tai čia iš karto pabrėžiu, kad visų 4 platformų, apie kurias šiandien kalbėsime, atlygis yra mokamas anuiteto principu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį jūs gausite ir palūkanas uždirbtas, ir kiekvieną mėnesį gausite dalį jau grąžinamos paskolos. Tai šitas bus tas pats visoms 4 platformoms, dėl to po to jau galėsiu to ir nebeminėti. Kai mes kalbėsime kitą kartą vėl apie platformas, prieš paskutinę savaitę, tai ten jau bus kitas principas mokėjimo, kitas principas grąžinimo paskolų ir tuo tos platformos skirsis nuo šitų, kurias mes aptarsime dabar. Ar platforma turi garantinį fondą? Yra toks dalykas, kad kartais platformos įsteigia garantinį fondą ir žmogus, kuris labai nenori prasti pinigų, labai nemėgsta rizikos, aš tikiuosi riziką jūs savo įsivertinote ir žinote, kiek jūs toleruojate ir kiek netoleruojate rizikos, galima pasinaudoti garantinio fondo paslauga. Tai apie tai mes kalbėdami šiandien apie platformas. Kaip galima greitai išsimti didelę sumą pinigų, jeigu jums reikia, taip koks yra likvidumas jūsų portfelio, tai irgi apie tai mes kalbėsime su kiekviena platforma atskirai. Kaip deklaruoti pajamas iš investavimo per platformą, tai kaip sakiau, su šitom platformom, apie kurias mes šiandien kalbėsime, jokių problemų tikrai nebus, visos sudeklaruos pačios. Kiek populiari platforma, kiek žmonių jie naudojasi, kiek iš viso kapitalo jau yra pritraukta ir panašiai. Tai aš sunkiai, bet išspaudžiu iš platformų šitus duomenis ir šiandien jums palyginsiu. Iš tikrųjų labai skirtingai pateikia informaciją ir kartais palyginti yra sudėtinga.
Na ir žinoma, vienas iš dalykų, kurie yra labai aktualūs investuotojams, tai kuri dalis paskolų yra išieškoma, kuri dalis prarandama negrįžtamai. Tai taip pat yra visiems toksai aktualus aštrus klausimas. Tai kas yra smagu pastebėti, tai Lietuva iš tikrųjų labai aktyviai kūrė investavimo platformas ir jau turi pakankamai susiformavusias tradicijas, labai griežtą reglamentavimą ir mūsų platformos yra patrauklios ir dabar, kai sutelktinis, būtent ne P2P platformų skolinimas, bet būtent sutelktinio finansavimo paslauga pažengė į europinį lygmenį nuo šitų metų, tai dabar vis daugiau ir daugiau mes matysime Europos investuotojus, kurie skolina per platformas lietuviškas ir taip pat mes matysime įmonės, užsienio nekilnojamo turto objektus, kuriuos galėsime investuoti per tarpusavio skolinimo platformas, sėdėdami savo ramiai Lietuvoje. Tai dabar sutelktinio finansavimo platformų atveju įvyko tokia revoliucija ir mes persikėlėm į europinį lygmenį, o P2P arba tarpusavio skolinimo paslauga vis dar liko Lietuvos reglamentavimo lygyje. Tai va, tai čia yra tokia svarbi teisinė naujiena. Jeigu bus kam įdomu detalės, tai dar galėsiu truputį pakomentuoti plačiau, taip žiūrėsim jūsų klausimus. Na, o kokie yra bendri sutelktinio finansavimo platformų rezultatai? Atkreipiu dėmesį, kad čia yra ne žmogus žmogui, tai yra ne tarpusavio skolinimo, o čia yra skolinimas verslui, tai yra sutelktinis finansavimas. Tai kokie tie rezultatai? Tai mes čia matome, kad iš tikrųjų kiekvienais metais gana stipriai auga skolinamas kapitalas, taip kairėje pusėje matom, kad tikrai tas augimas yra labai ženklus, o dešinėje pusėje matome, kiek kuri platforma suteikia paskolų verslui. Tai mes kalbėsim kaip tik apie 3 platformas, kai iš čia matomų. Ne visos jos būtent, pavyzdžiui, savį daugiau išduoda paskolų žmonėms, o dėl to jų rodiklis nėra toks didelis lyginant su kitom platformom, kai kalbam apie sutelktinį finansavimą, tai yra skolinimą verslui. Finbi gana sėkmingai skolina verslui, Heavy Finance skolina verslui ir fiziniam asmenim, tai irgi lyginant su Finbi panašaus dydžio portfelis. Na, o tą prieš paskutinį Liepos savaitę mes kalbėsim apie kitas 2 platformas, Profitus ir Inrento, kurios, kaip matote, gana stipriai finansuoja verslą, lyginant su kitomis platformomis. Tai čia matome dešiniai sandorių skaičius, o sandorių skaičiai tai rodo tiesiog, kiek tokių paskolų išduodama. Taip, kiek yra paskolų išduodama. Tai jeigu stulpelis paskolų išdavimas yra didelis, o suma yra maža, tai mes galim galvoti, kad yra daug smulkių paskolų, kaip pavyzdžiui, Estate Guru, panašu, kad yra, portfelis nėra didelis, bet tų sandorių yra daug, tai vadinasi, yra tiesiog daug smulkių paskolų. Priešingai, jeigu pavyzdžiui, Profitus mes matome, kad stulpelis didelis ir čia, tai vadinasi, tos paskolos yra pakankamai didelės visos. Taip, tuo tarpu Finbi labai didelės skolinamos sumos ir tai yra, atsiprašau, ne tokios didelės skolinamos sumos, kaip vėlgi labai daug tų atliekama sandorių. Vadinasi, gana išskaidyta po smulkės paskolas. Taigi mes nagrinėsime 4 platformas ir kokios tos 4 platformos dabar mes traukiam tai iš rankovės. Tai mūsų portfelį galima skirstyti toms platformoms, o galima pagalvoti, kad gal kažkurią vieną arba 2 investuoti. Tai priklausomai nuo to, apie kokią pradinę investavimo sumą jūs galvojate, jūs galite pasirinkti tiek vieną, tiek ir 2 investavimo platformas. Pavyzdžiui, jeigu jūs pradėsite nuo nedidelių sumų, aš jūsų vietoj išklausyčiau webinarą ir pagalvočiau apie vieną kažkurią platformą, kuri man labiausiai galbūt patiko pagal sąlygas, kuri artimiausia pagal tą vaizdą, kurį mačiau, kuri patraukliausia, man atrodo. Tai tiesiog kiekvienam subjektyviai gali būti skirtingos. Aš tikrai nesiruošiu sakyti, kad šita platforma yra geresnė už šitą, aš parodysiu tiesiog, kuo jos skiriasi, o sprendimą paliksiu jums. Tai, kol jūsų portfelis
aš sakyčiau, bent į kokių 5 000, turbūt net neverta galvoti apie skaidimą į keletą platformų, bet tai visiškai jūsų valia, tai visiškai mano subjektyvi nuomonė. Tai yra investuotojai, kurie vienoj platformai turi virš 100 000 ir nesuka savo dėl to galvos, bet jūsų valia, kaip jūs norite, priklausomai nuo to, kaip jūs susitvarko su savo rizikos tolerancija, skaidyti savo pinigus. Taigi dabar apie savį platformos portfelį, apie visas iš eilės. Tai trumpai, kas yra būdinga kiekvienai platformai. Tai pirmiausia, šita platforma yra patraukli tuo, kad galima skolinti nuo labai mažų sumų, tai yra nuo 10 eurų. Jeigu paskola jau yra sufinansuojama ir ten lieka paskutiniai, tai 4-5 eurai, tai galima investuoti ir mažesnę negu 10 eurų sumą ir 1 eurą kartais galima investuoti. Bet čia tada, kai susifinansuoji, ten lieka tas su tavo degėlė likutis, tai tada galima nupirkti tą likutį. Į kiekvieną paskolą savį platformą, pati platforma investuoja ne mažiau kaip 12% paskolos dydžio, tai yra iš tikrųjų parodo pasitikėjimą savim, kad tai kaip įvertino, tai kad pasitikė, kad ta paskola gera. Tik kas iš 100 pateiktų paraiškų, tik 5% paraiškų yra finansuojama. Tai yra tikrai tenkinami, anaip tol ne visi prašymai, platforma nesivaiko didelio kapitalo, platforma nori kokybiško skolų portfelio ir tai viena iš ypatybių šitos platformos. Kas yra malonu smulkiems investuotojams, kad visi investuotojai gauna vienodą grąžą. Yra platformų, kuriuose grąža priklauso nuo to, kiek jūs investuosite į vieną paskolą. Jeigu jūs investuosite, tarkim, 5 000 į vieną paskolą, tai vadinasi, jūs turite turėti daug pinigų, kad jau galėtumėte skirti tokias sumas. Tai tokiu atveju jūs gausite didesnę grąžą, o jeigu ne, tai gausite mažesnį. Čia visi investuotojai lygus, visi gauna vienodą grąžą. Dabar tas 500 eurų apribojimas yra tik tai, kai skolinama žmonėms, kai skolinama verslui, kaip sakiau, negalioja šitas. Tai čia visom platformom tas pats. Taip, ar galima susikurti autoinvestavimo profilį? Tai yra, aš nustatau kriterijus, kokios paskolos man patinka ir pati platforma už mane suteiks nustatytą mano dydžio pinigų sumą kiekvienai iš paskolų, kurios atitiks mano kriterijus. Tai taip, galima sukurti tokį autoinvestavimo profilį. Yra užtikrinimai ir jų galima sukurti daug įvairiausių. Yra užtikrinimo arba garantinis fondas. Šitą turi tikrai ne visos platformos. Tas garantinis fondas yra tiems žmonėms, kurie labai bijo, kad paskola vėluos, labai bijo, kad jį pateks į išieškojimą ir nenori prarasti tų pinigų. Tai toks fondas savi platformoje yra, bet norinčių juo naudotis yra tiek daug, kad šiuo metu jau yra susidariusi eilė. Tai taip, kad jūs teoriškai galite investuoti su fondu, o praktiškai vis tiek gali paskola vėluoti, bet jūs žinote, kad jūsų sutarty yra įrašyta, kad jūs apsaugoti garantinio fondo, tai vadinasi viskas yra gerai. Tiek, kad investuojant su garantiniu fondu, savi platforma pasiims dalį palūkanų ir tada, pavyzdžiui, iš kokio 15% liks kokie 9 arba iš 12 liks 8 jums. Taigi jūs arba norite didesnės grąžos ir patys rizikuojat, arba investuojat su fondu ir tada dalį tos rizikos pasiema savo, kaip ir grąžos pasiema savo platformą. Galima parduoti paskolas antrinėje rinkoje. Taip, galima ir čia šiuo atveju pardavėjas sumoka kainą 1% nuo parduodamos vertės. Tai yra, jeigu jūs norite parduoti paskolą ir užsimesite, jūs galite pasirinkti, kiek jūs užsimetat procentų, užsimesit pavyzdžiui 2%, tai vadinasi 1% punktą pasiims platforma savo už tą pardavimo sandorį, o kitą procentinį gausite jūs ir iš to dar galite uždirbti. Jūs patys renkatės, kiek jūs grąžos norite, ar jūs su nuolaida norite parduoti paskolą. Tai tradiciškai vėluojančios paskolos parduodamos su nuolaida, o tos, kurios nevėluoja, galima sėkmingai parduoti ir užsimetus ir dar iš to papildomai užsidirbti. Palūkanų mokėjimo principas, anuitetas, tas yra
visų 4 platformų, apie kurias mes kalbėjome, principas. Kaip minėjau, tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį nuo suinvestuotos sumos jūs gausite arba nuo paskolų likučio, jūs gausite pažadėtas procentinės palūkanas. Ir tai reiškia, jeigu, pavyzdžiui, yra 12% metinių palūkanų, tai vadinasi, jūs 1% gausite per mėnesį. Kitaip tariant, jeigu jūs suinvestavote 100 eurų, tai nuo 100 eurų 1 eurą jūs gausite per mėnesį. Taip, nuo 1000 eurų jau gausite 10, nuo 10 tūkstančių jūs gausite 100 ir taip toliau per mėnesį. Na ir toliau, ar gali paskola būti grąžinama anksčiau termino? Taip, čia visais atvejais taip yra galima visose platformose, todėl aš čia dabar plačiau komentuoju, bet paskui jau tiesiog nesikartosiu. Kas atsitiks, jeigu paskola anksčiau termino grąžinama? Na, tai jūs atgausite pinigus iš karto, pastebėsite, kad jūsų sąskaitoj ūmai padaugėjo pinigų ir galėsite matyti, kodėl padaugėjo jų, bet matysite ne per platformą, o per Paysera. Tai kas tai yra Paysera? Tai yra kaip atsiskaitimų toksai bankas. Na, Paysera nevadintina banku, tai yra tokia elektroninių pinigų įstaiga. Tai jisai yra atsiskaitimo tarpininkas. Jūsų pinigai ne platformoje, ne savy platformoje, jūsų pinigai bus Payseroje. Taip, po to, kai jūs juos paskolinsit, jie atsidurs pas skolininką, o Paysero jūs matysite tik tai likutį pinigų, kurie nėra šiuo metu suinvestuoti. Tai vadinasi, jums reikėtų ir savį programėlės, ir Payseros programėlės, bet prašymas nepradėkit registruotis šiuo metu. Pirmiausia, išklausykit viską iki galo, kadangi kitaip jūs negausit tam tikrų bonusų, jeigu registruosite savarankiškai. Kas išieško ir kiek tai kainuoja? Savai platformos atveju, jeigu paskola vėluoja, tai pirmiausia yra iki 90 dienų raginimai visokie, susirašinėjimai, skambučiai. Pati platforma tą daro ir ragina skolininkus, bando su jais gražiuoju susitarti. Jeigu skolininkas daro judesius, jeigu jisai kalba apskritai, komunikuoja, tai tada sėkmingai su juo galima ir pakoreguoti mokėjimo grafiką, tik tai skaičiuojame jums kaip investuotojų delspinigiai, jūs uždirbate iš to papildomai. Toliau, jeigu jau vis dėlto nekalba, slapstosi, nekelia ragelio, neatsakinėja elektroninį paštą, nemoka nei trupučio, tai tokiu atveju jau yra perduodama išieškojimui su visais delspinigiais, viskas yra išieškoma teismuose ir po to jau antstoliai po teismo priteisimo tuos pinigėlius surenka. Tai atgavus pinigus jūs atgaunate ir sumą, kuri buvo priteista, tai yra visa, kiek jums buvo skolinga, taip pat ir su pritiksėjusiomis palūkanomis ir delspinigiais. Sėkmės atveju išieškoma viskas, nesėkmės atveju jūs galite ir prarasti. Na, tai kada tie nesėkmės atvejai atsitinka, čia kalbu apie visas platformas tą patį. Nesėkmės atvejais gali atsitikti, jeigu nėra jokio turto iš ko išieškoti, jeigu skolininkas numirė ir niekas po jo neliko, niekas nepaveldėjo turto, niekas neprisijėmė jo įsipareigojimų, tai tada dėja, bet jau išieškoti nebus galimybių. Istoriškai kokia yra neišieškoma suma. Reikia suprasti tai, kad pirmiausia išieškojimas išsitempia laike ir gali užtrukti nuo 3 iki 5 metų. Tai iš tikrųjų kartais išieškoma greičiau, bet šiaip jau tikrai gali ir užtrukti. Tai dėl tos priežasties išsitempia laike ir kadangi platformos kai kurios veikia dar neseniai, kaip pavyzdžiui paskutinė, apie kurią mes kalbėsime, tai dar neturi tokios istorinių tokių įrašų, kurie galėtų patikimai atsakyti, kuri dalis portfelio negrįžtamai pradingsta. Tai pagal ir Savi, ir Finbi platformų deklaruojama statistika, tai negrįžtamai pražūna nuo 1 iki 2,5% nuo visos paskolų investuotos vertės. Tai iš principo reikia susitaikyti, kad tikrai nebus taip, kad jūs taip visiškai fantastiškai seksis ir jūs niekada neturėsit blogų paskolų. Tai taip vis tiek gali pakliūti tos blogos paskolos ir jos bus, bet tai kaip minėjau, mišką kertam, skiedros lekia,
uždirba mes daugiau paprastai negu kad pražūna ir tiesiog reikia, na, susitaikyti su tuo, kad ir dalis pinigų pražus, todėl tikroji grąža bus netokia didelė, kaip atrodys jūsų ten palūkanos. Pavyzdžiui, mano portfelio palūkanos yra ten kokie 14-15%, realiai uždirbu 12%. Na, tai mane visiškai tenkina ir manau, kad tai labai gera grąža. Ką gausiu, jeigu registruosiuosi per pakvietimo nuorodą? Pakvietimo nuorodas po webinaro aš sukelsiu po šitų video grupėje. Tai jūs gausite video su konkrečiais labai paaiškinimais, kaip būtent investuoti per savį, kad jūsų grąža būtų kaip įmanoma didesnė. Tai va, tai tokie dalykai, ką norėjau pasakyti apie savį. Svarbus dar momentas yra tas, kad yra naudojimosi platforma kaina, tačiau pirmus 6 mėnesius jūs nieko nemokate. Tai reiškia, kad jūs galite auginti savo portfelį, 6 mėnesius nieko už tai nemokėti ir galite jį užsiauginti, tarkim, na, kiek jums reikia užsiauginti, kad jums šitas 1 euras neskaudėtų. Tai 1 euras, jeigu jūsų realioji grąža yra 12 metinių procentų, grubiai tariant, nuo 100 eurų uždirbamas 1 euras, vadinasi, 100 eurų dirba tam, kad sumokėtų už platformos mokestį. O jau visi kiti, 2, 3 ir kiti visi 100 jau dirba jums. Taigi platforma pasiims tą 1 eurą. Bet tame video paaiškinime labai gražiai parodyta, kaip galima tiesiog, jūs galite pardavinėti paskolas, kai išpuola gerų paskolų, jų prisipirkti ir paskui jas pardavinėti antriniai rinkoje, tai jūs sugeneruosite daugiau negu tą 1 eurą sėkmingai ir jums tas apskritai nesijaus. Man nesijaučia tas 1 euras, na, bet mano ir investuota suma jau yra iš tikrųjų nemaža. Dabar kita platforma Finbi yra iš principo labai panaši į savį platformą. Čia galima skolinti irgi nuo labai mažų sumų, nuo 5 eurų. Ir galima, ko nepasakiau apie savį, galima savį platformoje skolinti, skaitome į 3, kai dar truputėlį pagrąžinsiu, atsiprašau, kaip ir į 3 turto klases, tai yra žmonėms skolinti, verslui skolinti ir ko nėra kitose platformose, apie kurias kalbėsim šiandien, tai yra nekilnojamo turto objektų projektams. Jos yra su įkeistu nekilnojamųjų turtu ir dėl to yra saugiausios tos patikimumo klasės. Tai dabar Finbi platformoje mes turime vartojimo paskolas ir verslo paskolas, bet neturime šito nekilnojamo turto paskolų. Tai šiuo atveju visos paskolos yra be įkeitimo, be nekilnojamo turto įkeitimo. Visi investuotojai gauna vienodą grąžą, lygiai taip kaip ir savį platformoje. Lygiai taip kaip savį platformą galima susikurti autoinvestavimo profilį ir platforma investuos už jūs, kai jūsų pasirinktais kriterijais apibrėžtos paskolos pasirodys rinkoje. Dabar, kodėl svarbu susikurti tos autoinvestavimo profilius apskritai? Tai yra todėl, kad daugelis gerų paskolų ir ypatingai su aukštom palūkanom ir nedidelės paskolas labai greit susiinvestuoja per automatinius investavimus. Tai jeigu jūs tokio nebūsit sukūrę, tai jūs tada rinksitės tik iš to, kas liko, kai visi per savo automatinio investavimo profilius susiinvestuos. Tai va, tai dėl to šiaip investavimo profilius sukurti tikrai griežtai patartina. Yra užtikrinimo garantinis fondas, tai ne, tokio fondo Finbi nesiūlo. Tai čia jau tiem, kurie labai jautrus rizikai, gal tada nėra tinkamiausias pasirinkimas šitą platformą. Galima parduoti paskolas antrinėje rinkoje ir tą galima daryti nemokamai, bet uždirbti. Principas anuitetas, taip paskola gali būti grąžinta anksčiau termino, lygiai taip kaip ir ankstesnėje platformoje. Atsiskaitimų tarpininkas jo nėra, šiuo atveju pati platforma turi savo
virtualių pinigų tavo apskaitos funkcija ir jūs nepajausit jokių, praktiškai per platformą viskas vyksta ir papildymas ir išėmimas pinigų, nėra kitos išorinės institucijos, kuri jūsų pinigus administruotų. Kas išieško ir kiek tai kainuoja? Tai išieško platformą savo lėšomis, kaip ir savį atveju. Na ir kas bus, jeigu jūs ne patys registruositės, o per pakvietimo nuorodą, tai jūs gausite 10 eurų bonusą ir gausite 1% premiją nuo per 6 mėnesius investuotos sumos. Tai yra pusę metų, kiek jūs investuojate, tai 1% gaunate dar nuo to, kaip papildomą bonusą. Tai va, tai verta atsižvelgti į šitą momentą, renkantis platformą, bet tai nėra vienintelis momentas, į kurį svarbu atsižvelgti. Taip. Dabar ar kainuoja naudojimasis platforma, tai lygiai kaip ir savi platforma, kainuoja nuo 7 mėnesio imtinai po 1 eurų. Tai pirmus 6 mėnesius irgi nemokamai, padidintų tarifų investuojam ir po to jau 1 euras per mėnesį. Prie pakvietimo nuorodą paliksiu po šitų video. Tai šiuo metu šitą informaciją iš Finbi platformos aš gavau, yra išieškoma, pavyzdžiui, 4,3 išduotų vartojimo paskolų ir 3,1% verslo paskolų. Tai čia jau kalbama apie teisminį išieškojimą. Taigi matome, į teismus pakliūva tikrai nedidelė dalis paskolų, ir tikimybė, kad vidutinė paskolos sutartis bus nutraukta, siekia 11%, reiškia, kas 10 paskola bus grąžinama anksčiau laiko. Na ir iš to, kiek istoriškai irgi platforma veikia nuo 15 metų, kiek prarasta per teismus, tai 1,4%. Taip, tai tiek tikėtina, kad toksai bus vis dėlto nuostolis. Tai kaip sumažinti tą riziką? Tai riziką mes sumažiname neinvestuodami visko į vieną arba į 2 paskolas. Išskaidome į kuo daugiau paskolų ir tokiu atveju rizika priartėja prie šitos, jinai nesumažėja, rizika nesumažėja, tačiau jinai priartėja prie šitos statistikos. Tai vadinasi, jūs mažesnė tikimybė, kad jums papuls vien tik tai geros arba vien tik tai blogos skolos, o bus visokių ir jūs priartėsite prie to statistinio rodiklio. Trečia platforma Neofinance, tai šita platforma skolina nuo 20 eurų, čia yra labai didelė, pati didžiausia Lietuvoje platforma, bet su tuo dydžiu ateina ir kiti dalykai, tai yra pirmiausia, tai čia jau bus didelės paskolos, gauti ten aptarnavimą kokybišką irgi gali kartais būti iššūkis. Man vakar, pavyzdžiui, sunkiai labai pavyko prisiskambinti jiems. Visi investuotojai gauna vienodą grąžą, tas yra taip, išduodama labai daug paskolų ir tokia, nežinau, jie patys, aišku, šito nepatvirtina, bet jie lengviau išduoda paskolas, taip kaip sakoma. Pavyzdžiui, Finbi platforma garsėja tuo, kad ten labai gerai išieško, kad jie išieško Lietuvoje vienas iš geriausių išieškojimo rodiklių. O Neofinance daug išduota, bet ir nemažai praranda. Tai taip pat galime susikurti autoinvestavimo profilį. Nėra už garantinio fondo, jis anksčiau buvo, bet jau dabar jo formaliai nebėra. Bet yra kita paslauga, kurios neteikia nei viena kita iš mano aptariamų platformų. Tai yra buyback paslauga. Jeigu jūs rinksitės investuoti tik į A+ lygio paskolas, tai yra saugias paskolas, tai jeigu taip atsitiks, kad paskola nukeliaus į teismą, automatiškai platforma jums tiesiog grąžins pinigus ir viskas. Ir toliau jinai pati ten išsiieškos, kiek jai reikės, bet tiesiog iš jūsų išpirks tas blogas paskolas. Tai aišku, A+ paskolų grąža mažesnė, bet ir rizika, kaip matome šiuo atveju, platforma labai ženkliai ir įdomiai sumažina. Galima parduoti paskolas antrinėje rinkoje. Taip galima parduoti ir šiuo atveju 1% nuo parduodamos vertės yra skaičiuojamas abiems. Ir perkant, ir parduodant reikia sumokėti platformai 1%.
Tai kaip matom, nu, nėra vienos platformos geresnės už visas, tai visos turi pliusų, turi minusų. Tai palūkanų mokėjimo principas yra anuitetas, kaip ir visų kitų platformų atveju. Paskola gali būti grąžinama anksčiau termino ir atsiskaitimo tarpininkas yra pačios Neofinance. Kodėl yra du tie pavadinimai Neofinance ir paskolų klubas? Lietuvoje naudojamas pavadinimas paskolų klubas, jis yra čia žinomas, išreklamuotas prekinis ženklas, o Neofinance yra užsienyje. Čia, kai mes jau teikiame sutelktinio finansavimo paslaugus užsieniečiams, tai pasivadino tokiu pavadinimu, kuris turėtų būti turbūt patrauklesnis užsieniečiams. Atsiskaitimo tarpininkas Neopay yra pačios Neofinance irgi įmonė, tai yra padalinys, kuris panašus yra į Payserą ir integruota pačioj platformai. Pabandymo dėlį aš pervedžiau 100 eurų. Tai man penktadienį pervedžiau, tik tai šiandien apie 10 valandą įkrito pagaliau pinigai. Tai va čia yra šioks toks dėlsimas. Kažkas ten taip įdomiai veikia, kad greitai, momentiškai nepersiveda tie pinigai. Turbūt panašiai ir su išsiėmimu pinigų, bet čia tik mano spekulacija, šito aš negaliu pasakyti. Bet man paaiškino platformos atstovai, kad tai priklauso nuo paties Lietuvos banko klyringo operacijų. Tai matyti yra procedūros, kurios turi būti praeinamos, kad jūs tos pinigus galėtumėt pervesti arba matyti pasimti. Kas išieško ir kiek tai kainuoja? Šiuo atveju nieko jums nekainuoja, platforma išieško savo lėšomis. O kas jeigu jūsų paskolos yra ne A+ lygio, tai ar yra ta buyback galimybė, išpirkimo galimybė? Taip, jinai yra, tik tai tada jau iš jūsų gali platforma nupirkti, pavyzdžiui, jums pasiūlys kainą. Jeigu jums ta kaina tinka, pavyzdžiui, jums gali pasiūlyti, kad už pusę kainos iš jūsų nupirks ir jie po to išsiieškos ir greičiausiai iš to gaus naudą. Arba jūs tiesiog kantriai kenčiat ir patys laukiat, kol bus išieškota ir nesukat savo dėl to galvos. Ką gausiu, jeigu registruosiuosi per pakvietimo nuorodą? Tai šiuo atveju platforma siūlo 1% premiją nuo per 3 mėnesius suinvestuotos sumos. Taip, ten Finbi buvo per 6 mėnesius ir dar plus 10 eurų. Šičia mes turim 1% premiją per 3 mėnesius. Kam aktualūs yra šitos premijos, tai pagalvokit, jeigu ypač ruošiatės didesnę sumą pradžiai mesti, tai tikrai verta pasiskaičiuoti, kurioje platformoje jūs daugiau uždirbtumėt. Naudojimosi platformo kaina. Nėra, kol kas tokio mokesčio nėra, bet aišku, gali keistis tos sąlygos, bet yra neaktyvumo mokestis. Jeigu jūs užsiregistruosite ir nieko nedarysite, tai per platformą jūs pirmiausia įspės, kad jums bus taikomas tas neaktyvumo mokestis, o nuo 6 mėnesio imtinai jums pradės skaičiuoti 99 euro centus per mėnesį. Kitaip tariant, jeigu jūs ten užsiregistruosite, nešit pinigų, prekiausite, pirksite, investuosite, tai niekas nieko jums niekada ir nesakys ir nieko jūs nemokėsite, išskyrus tada, jeigu pasikeistų platformos sąlygos. Tai didžiausia Lietuvoje platforma pagal bendrą suteiktą paslaugų portfelį. Pateikiama iš tikrųjų, čia tokie pasiūlyčiau žmonėm, kurie mėgsta daug skaičių, todėl kad pateikiama tikrai daug visokių rodiklių, statistikos. Verslo paskolos kita vertus yra atskirtos nuo tarpusavio skolinimų paskolų į netgi atskirą puslapį. Tai čia toksai gal ne visai patogus dalykas kažkodėl, kadangi įmonė labai didelė, tai tiesiog jau suskaidė į padalinius, skirtingi padaliniai atsakingi už tarpusavio skolinimo paslaugas, kitas padalinys už verslo paskolas. Tai dėl to taip yra, netgi visas kitas puslapis ir atskirai ten vos ne jį reikia registruotis. Tai žodžiu, atskirimas yra toksai. Tai tokie būtų šios platformos bruožai. Ir ketvirta labai įdomi platforma, tai kažkam tikriausiai labai patiks vien tuo, kad jinai yra visiškai kitokia negu šitos, ne tai, kad visiškai kitokia, bet stipriai kitokia negu visai kitos, nes Heavy Finance platforma galima skolinti ūkininkams. Jis skolini ūkininkams, minimali suma yra 100 eurų į vieną paskolą. Ir tie ūkininkai gali būti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, tas nėra skirtumo su tuo.
visi investuotojai gauna vienodą grąžą, tai čia jau ne. Šitoje platformoje didesnę sumą investuojantys gauna didesnę grąžą, tai ta didesnė grąža iš tikrųjų yra tokia kaip maždaug Finbi savį arba paskolų klube tiesiog 12%, ne, tai jau Finbi bus tai didelė grąža, ne, o jeigu jis bus smulkus investuotojas, skolinsis 100 eurų, o 100 irgi ne visiems yra smulki suma, tai tada jūs gausite ten kokius 9%. Galima susikurti autoinvestavimo profilį, nėra užtikrinimo garantinio fondo, bet 95% visų paskolų yra su turto įkeitimu. 95%, tai yra beveik visos paskolos yra įkeista. Ten arba koks kombainas, arba žemė, arba gyvulių banda, ar dar ten kažkas tai yra įkeista. Tai tas yra garantas. Galima parduoti paskolas antriniai rinkoje, tai šiuo atveju moka tas, kas parduoda 1% nuo parduodamos vertės. Palūkanų mokėjimo principas taip pat anuitetas, paskola gali būti grąžinama anksčiau termino. Atsiskaitimo tarpininkas yra du variantai, yra Paysera arba Lemonway. Tai jeigu jūs naudosit Payserą atsiskaitimams, tai tada ir naudosit dvi platformas skirtingas, tai tada Payseroje reikėtų sukurti dvi sąskaitas. Vieną, pavyzdžiui, Heavy Finance priskirti, kitą, pavyzdžiui, Savį priskirti ar kitai platformai. Lemonway veikia kitaip, jinai yra integruota su Heavy Finance pačia platforma ir jūs nejaučiat skirtumo, ar jūs platformai įnešat pinigus ar Lemonway įnešat pinigus. Tai galite naudotis tiek vieną, tiek kitą, čia kam patogiau, skirtumas tas ir yra. Paysera yra neintegruota, yra atskirai kaip bankas, o Lemonway yra integruota. Tai man asmeniškai Paysera yra patogu, bet kam patinka, nes Lemonway gali būti tas vėlavimas, vėlgi jūs pervedat pinigus ir galite laukti iki 2 darbo dienų, kol įkris pinigai. Payseroje tas įvyksta iškart, iš esmės, ten minučių klausimas. Kas išieško ir kiek tai kainuoja? Tai jeigu jau vėluoja paskola, tai skaičiuojama yra delspinigiai. Delspinigiai sudaro 0,2% per dieną, tai yra ne 2%, bet 0,2% per dieną. Bet pusė to pasiima savo platformą už išieškojimą, o pusė tenka jums. Tai kitaip tariant, jūs kaip investuotojai tiesiog gaunate 0,1% per dieną delspinigių. Ką gausite, jeigu registruositės per pakvietimą, kurį aš įkelsiu po šito webinaro, tai gausite 2% premiją nuo per 30 dienų investuotos sumos. Naudojimasis platforma yra nemokamas. Kuo ši platforma yra patraukli ir kuo skiriasi nuo kitų, tai yra visų pirma, tai yra nišinis žemės ūkio sektorius. Yra toks moralinis aspektas, jūs padedat ūkininkams tvariai ūkininkauti. Yra pažymėta, kurios paskolos yra tvariam ūkininkavimui. Yra geografinis diversifikavimas. Čia jūs galite skirtingai nuo anksčiau minėtų platformų investuoti į Vengrijos, tarkime, paskolas, Latvijos, Estijos, skolinti ūkininkams, Ispanijoje ir taip toliau. Tai yra bent 6 skirtingose valstybėse yra teikiamos paskolos ir dėl to prisijungus matysite angliškai viską, paskui persijungsite į lietuvių kalbą, bus ir lietuviškai. Visos paskolos yra su įkeistu turtu, ne visos, savo 95%, šiuo metu išieškoma tik tai 5% nuo visų investicijų vertės. Ir šiaip platforma giriasi tuo, kad jie dar neturi nei vienos pražuvusios paskolos, bet reikia atsižvelgti į tą momentą, platforma registruota tik 20 metų birželį, tai grubiai tariant, jai dar tik tai 4 metai. Tai dar visko gali būti, bet kita vertus įkeitimas yra, tai yra saugumas, tam tikras garantas suteikiamas. Tai tikrai irgi yra įdomi finansavimo galimybė. Jeigu mes palyginsime, kokio dydžio visos šitos aptartos platformos pagal mano surinktus iš platformų tiesiogiai duomenis, tai mes matysime, kad Heavy Finance vidutinė paskolos suma yra kažkaip ženkliai didesnė už kitus.
Tai yra, tikrai suteikiamos gana didelės ir 300 000 dydžio paskolos, bet bendrai suteltų dabartinių aktyvių paskolų suma tai nėra didelė, jinai mažiausia pagal bendrą investicijų portfelį, tai yra pati didžiausia paskolų klubas, kaip minėjau. Finbi ir Savi yra panašaus dydžio, Heavy Finance yra, iš jų visų mažiausia, bet finansuoja didelės paskolas ir labai svarbės žemės ūkiui paskolas. Tai dabar aktyvių investuotojų skaičius Heavy Finance yra nedidelis, o kaip matot, pinigų daug, tai reiškia, čia stambus tokie investuotojai daugiau. Smulkus smulkesni investuotojai į šitas 3 platformas ir vidutinės paskolos sumos yra visur panašios. Aktyvių investuotojų skaičius taip pat yra gana panašus, taip, tik tai portfelis gerokai didesnis paskolų klube yra sutiltas. Klausimų kol kas visai nematau, arba viskas labai aišku, arba niekas neaišku, tai mes išsiaiškinsim, matau, kad čia tai kažkas tai yra parašyta, tai kai baigsim prezentaciją pasižiūrėsim. Tai dabar paskolų portfelio augimas, kaip atrodo, tai labai ženkliai auga, domėjimasis investavimu yra stipriai didėjantis ir dėl to tai rodo, kad vis daugiau žmonių susidomė šitą investavimo galimybę ir tai mes pamatytume labai panašius rodiklius ir per kitas platformas. Čia dabar konkrečiau apie Savi mes kalbame. Toliau grąža ir rizika pagal platformas labai trumpai rodau. Aš žinau, kad galėsite atsisukti pasižiūrėti, tai taupydama laiką daug neplepėsiu, tuo labiau, kad matau laiką prieš save, kad jau mes turime ir į pabaigą judėti. Tai matome, kad vartojimo paskolų, kokie yra vidutinės palūkanos, vidutinis terminas, tai Savi platformoje yra labai kartais didelės palūkanos, aišku, rizika tokių paskolų yra pati didžiausia, bet šitie skaičiai tikrai iškalbingi yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, aš į Finbi investuoju pačias rizikingiausias, užsistačiau 18% ir daugiau, ir sakau, jie gerai išieško, tai gal išieškos. Tai Finbi ten savo leidžiu tokį pasidariau labai rizikingą portfelį, Savi pas mane yra toksai nuoseklus ir subalansuotas portfelis. Čia pateikiu jums statistiką iš Savi platformos, kiek vėluoja daugiau nei 90 dienų, kuri dalis nuo paskolų ir kiek palūkanų yra mokama atitinkamai. Tai kaip mato, didesnė grąža, didesni vėlavimai, didesnė rizika, bet vėlavimas tai dar nereiškia, kad jau nebus išieškota. Taip, čia dar jos tik bus atiduotas į išieškojimą teisme. Tai matom, bet ir atotrukis, jisai maždaug panašus visur, tik tai jau už D ir E lygio paskolas tas užmokestis už kantrybę išlaukti, už tas visas teisminius išieškojimus, tai irgi yra pats didžiausias jau. Tai yra uždirbti potencialiai galima, bet čia tam atveju, jeigu jūs turit laiko laukti, kol bus išieškota. Galima, aišku, vėluojančias paskolas ir parduoti, jos parsiduoda antrinėje rinkoje, jeigu ypač su nuolaida, jūs galite tikrai parduoti. Kokios formos yra ne tik Savi, bet ir kitose platformose pajamų, tai pirmiausia, gaunam palūkanas, antra, galim užsidirbti iš operacijų antrinėje rinkoje, trečia, galime gal delspinigius iš vėluojančių paskolų ir dar galime, tarkim, pakviesti draugą, mamą, sesę ir užsidirbti iš rekomendavimo programų. Visose platformose yra rekomendavimo programos. Tai, dabar kitus dalykus aš gal jau tada sustabdysiu savo dalinimąsi kol kas, nes aš sakau, informacijos tai aš turiu labai daug ir tikrai atsakysiu visus klausimus, kuriem kyla, bet labai norisi jums parodyti taip pat ir, dar aš pažiūrėsiu, ar neliko čia klausimų. Taip. Ne, klausimų per slaido niekas nepateikė. Tai dabar aš pažiūrėsim, ką pas mus čia čiate merginos rašote. Vieną žinutę matau, ar galim pakomentuoti Freedom, ar apsimokate investuoti. Tai dabar geras labai klausimas. Mes turėsime kaip tik sekančią savaitę apie investicijas į akcijas temą ir tenai kalbėsiu ir apie Freedom 24 ir apie Trading 212, kuo skiriasi. Vėlgi, jeigu jūs
jungsitės be pakvietimo, tai jūs negausite dovanų akcijos, todėl gal sulaukim vis dėlto to webinaro. Tik tai Trading 212 akcija baigsis už 7 berods dienų, todėl aš iš anksto jau paskelbiau prisijungimo nuorodą, kad spėtų užsiregistruoti, kas nori tą bonusą gauti, dovanų akciją, sudalyvauti loterijoje ir gauti akciją nuo 8 iki 100 eurų vertės. Tai va, apie investavimą į akcijas mes pakalbėsim kaip tik jau ateinančią savaitę. O šiandien mes kalbame apie investavimą į tarpusavio skolinimo platformas, tai dar šito klausimo neliesim. Taip, dabar aš užsiregistruoju, prisijungiu prie savo prie platformų ir pabandysiu jums pademonstruoti, kaip atrodo ta aplinka. Taip, mane turbūt atjungia, taip ir yra, mane atjungia per tą laiką, kol aš su jumis plepėjau, tai dabar iš naujo prisijungiu. Ir pasidalinu tada ekranu. Taip. Pasidalinti ir dalinuosi ekranu. Gerai. Turėtų dabar jau rodyti. Taip, tai čia mes matome savį platformą ir čia yra realus portfelis, tik tai užslaptintas, paprašiau platformos, kad pakeistų vardą. Tai ne mano portfelis, aš, kaip sakiau, padedu keliems žmonėms investuoti, tai čia vienas mano ganomų portfeliukų, jisai toks yra subalansuotos rizikos. Ir mes matom, kad galime per sutelktinį finansavimą paremti ir net lygintinai, tai pavyzdžiui, paremti Ukrainą. Ir taip pat čia yra viską, ko mes galime nupirkti pirminėje rinkoje. Tai pirminė rinka tiesiog paskolos, kurios dabar prašo finansavimo. Metinės palūkanų normas matome. Matome, kad Savi investavo 12% į šitą paskolą, 15 dieną tikėsimės mokėjimo. Kad žmogus turi nekilnojamo turto yra paženklinta NT šitų ženklelių ir parašyta, koks tai nekilnojamas turtas. Va, vienoje atveju čia buvo žemės sklypas, kitu atveju tai yra, pavyzdžiui, butas. Tai nereiškia šitas, kad turtas yra įkeistas, jis nėra įkeistas. Jau yra suinvestuota į šitas paskolas, kur pažymėta, kad investuota, tai va, jos paženklintos yra. Rizikos lygis yra pateikiamas dešiniai su visais iššokančiais paaiškinimais, ar tai rizikinga ar ne. Tai A lygis yra pačios saugiausios paskolos, C lygis jau yra rizikingos gana, D yra jau prie pačių rizikingiausių. Tai kaip matom, atlygiai atitinkamai ir skiriasi. Vat yra ir D1 lygio paskola, kuri 24% buvo palūkanos ir žiūrėkime, nedidelė paskolėlė, 4700 ir jau viskas, jau ją galima tik peržiūrėti, bet jau nebegalima finansuoti, nes jau 100% yra surinkta. Tai tokios per auto investavimo labai greitai pagriebė visi, kurie mėgsta didelės palūkanas. Tai kaip sakant, vat, ir nepasisekė, ne, jeigu norėjo. Dabar, jeigu paspausime viršui mano portfelis, tai Savio platformai labai gražiai yra parodyta, kaip auga va, ta suma investuota. Tai va, žmogus čia investavo iš tikrųjų rugpjūčio mėnesį, praeitų metų rugpjūčio mėnesį, suinvestavo 5000 eurų ir maždaug kas antrą mėnesį papildomai įnešė po 200 eurų. Na, tai jo portfeliukas, kaip matote, sėkmingai, gražiai, tolygiai auga. Kiekvieną mėnesį jisai gauna palūkanas, kurių mes vėlgi skaičių galim matyti. Patį pirmą mėnesį, kol dar pinigai pilnai nesusinvestavo, uždirbta 13,5% eurų, tai yra palūkanų tik tai, o pavyzdžiui, birželio mėnesį jau uždirbo 80 eurų palūkanų. Taip, šiandien Liepos yra dar, pirma pusė, dar net 15 dienos nėra, kada būna daug mokėjimų. Tai jau 24 eurai jau įmokėta. Tai šitais metais žmogus jau uždirbo 440 eurų. Nu, viskas labai gražiai parodyta. Aš sakyčiau, kad pradedančiam investuotojui tai yra vienas iš pačių tokių patogiausių pasirinkimų. Čia matot visas savo paskolas, į kurias investuota, kokiomis sumomis investuota. Jeigu užsiregistruosit per mano atsiųstą nuorodą, ten aš paaiškinsiu, kaip skaidyti portfelį, kaip sumažinti ten tas rizikas, kaip papildomai užsidirbti.
ir išduosiu net ir tokias paslaptis, kurias, na, tik tai jau labiau patyrę investuotojai patys pastebi, kiti kartais būna ir tie nepastebi. Tai kaip uždirbti daugiau, va tas visas savo paslaptis aš ten išplėpėjau tokį video ir nuorodą jį gausite, kai užsiregistruosite. Taip, tai galite ir investuoti antrinėje rinkoje. Ir antrinėje rinkoje, vat matot, parduodamas paskolas, vat matot, vienos yra su nuolaida, galima nusipirkti pigiau, tai bet jos mokamos, pavyzdžiui, laiku, arba galima pirkti su premija. Tai šitos visos, kur su pliusiuku, tai yra, vadinasi, žmogus užsimetė ir nori iš jūsų uždirbti. Nu, kažkas labai gerai nori uždirbti 18% gudruolis. Nu, gal ir uždirbs, gal kažkas nupirks. O čia yra pažymėta, kad paskola yra suinvestuota su investuotojų fondu. Tai jau matomis ženkliai mažesnės palūkanos, tik tai 9 procentai. Taip. Tai va, tai galima surasti, išsifiltruoti per filtrus, kad galite pirkti tik tai su nuolaida, arba tik su tam tikro dydžio premija, tik tam tikro dydžio paskolas ir taip toliau, tik vėluojančias, arba tik tai mokamas laiku. Galima visai. Toliau yra autoinvestavimo galimybė. Čia jūs susikūrėt, kiek norite tų investavimo profilių, juos galite įjungti arba išjungti, labai patogus toksai mygtukas. Galite peržiūrėti ir pakeisti nustatymus, ir pavadinimus rekomenduočiau visą laiką rašytis tokius, kad būtų aišku būtent kas tai per paskola. Tai pavyzdžiui, vartojimo paskola iki didelės, iki A3, ne mažiau kaip 13 procentų ir po 50 eurų toksai va žingsnis. Tokie mano kriterijai. Ir kaip matote, nuo užsistatyto tikslo 10 tūkstančių į šitokio didžio paskolas jau suinvestuota 700. Tai va, tai būtų tokie dalykai. Dar tebeveikia senojis versija ten svetainės, kurioje irgi yra įdomios informacijos. Tai kam įdomu, sakiau, tam video, kas užsiregistruosit, viskas bus išsamei parodyta. Gerai, dabar šitą dalinimąsi sustabdau. Kaip čia man sustabdyti. Taip, nematau, kaip galėčiau sustabdyti kol kas. Taip. Ar jūs matot mano ekraną ar ne? Turbūt sustabdžiau vis dėlto. Matot mano. Matome jūsų ekraną. Ten apačioje turėtų būti share screen, manau. Yra share screen, bet kai aš jį paspaudžiu, tai nematau, kaip aš jį galėčiau. Paspausti neutraliai ir atsiras turėtų ta juostelė tokia. Stop sharing. Ai, pamatau. Nu. Gerai, radau, ačiū už pagalbą ir dabar keliauju į kitą platformą, nežadėjau parodyti. Dabar keliausime į FinB. Aš sakiau, kad FinB turiu tą rizikingą portfelį, aš jį noriu turėti atskirai nuo to mažiau mano rizikingo savio portfelio. Tai parodysiu, kaip tai atrodo. Taip, share. Va. Tai čia, kaip matom, nėra grafiko kaip po tokio, yra tik tai, kad paskyros vertė, čia matosi, kad aš įnešiau, aš 500 įnešiau, 17 jau uždirbau, skaičiuotas pelnas, vidutinis pelnas, čia kam neįdomus tie grafikai, kas tiesiog nori sukti mažiau galvos, bet man kita vertus truputėlį labiau patinka, kai matosi tie grafikai, man norėtųsi, tai yra galimybė matyti va čia per mėnesio įplaukas, matyti tam tikrą grafiką, bet tas grafikas atrodo taip, rodo, kiek turėtų būti sugrįžti ir kiek yra. Taip, tai kol kas, kol ten neišmokėta niekas čia į ateitį, čia jūs turbūt nematote tų smulkių skaičiukų, tai yra nuliai. Tai va čia yra einamasis mėnuo. Tai matom, kad va, tiek turėtų išmokėti šitą mėnesį, o tiek kol kas išmokėta. Taip. Tai kad dar atsilieka, tai jeigu tos linijos sutaptų, vadinasi viskas pagal planą, jeigu ne, tai tada kažkas tai vėluoja. Tai ateityje šitas grafikas, aišku, atrodys įdomiau, čia dar taip pat yra visas skolų mokėjimo grafikas, tai yra skaičiai visi pateikti lenteliai. Galima išsifiltruoti norimą laikotarpį, jeigu norime
Va, tai toksai yra grafikų galimybė. Tai ir viskas. Daugiau kaip ir nėra tų grafikų įdomesnių. Dabar investavimas. Kai pasirinkam investavimą, tai mes matome visas vėlgi paskolas labai panašiai kaip ir savai platformai. Visos čia pažymėta, kad čia yra, pavyzdžiui, vartojimo paskolos, vartojimo paskolos. Taip, čia viršų yra išfiltruota tarpusavio skolinimo jas. Taip, matome ir jas visas, taip pat matom, kur sufinansuota neaktyvų, kurios nefinansuotas aktyvų. Norit parodyti įdomesnius dalykus, pavyzdžiui, ką jūs galite sužinoti apie konkrečią paskolą. Čia bus labai panašiai ir savė platforma, ir čia. Pavyzdžiui, mane domina kokia nors paskola, nu, kuri čia paskola, va, su 22 net procentais, bet jau viskas, ją nebeinvestuosi, jinai jau sufinansuota. Tai pasidomėkime paskola, tarkim, su 14 procentų. Aš paspaudžiu investuoti ir ką aš apie tą paskolą matau. Aš matau, kad prašoma suma yra 18 tūkstančių, 120 mėnesių terminą, palūkanas tiek tai ir laiko, per kiek dar galima investuoti, yra 13 dienų. Ir dabar galiu apačioj matyti daug informacijos apie paskolos gavėją. Aš bandau išdidinti per visą ekraną, kad jums čia matytųsi, tai lygiai taip ir savį ten galit matyti. Galiu matyti ir kokio tai amžiaus žmogus, ir kad tai yra vyras 41 metų iš Kauno, išsiskyręs, neturi išlaikomo amžiaus vaikų skaičiaus, kad jisai, na, būsto panašu irgi nelabai turi, išsilavinimas profesinis, jis yra pamainos viršininkas, net pareigos yra parašyta darbo stažas, dabartinėje darbovietėje mėnesiais, labai keista, kad mėnesiais nurodyta, metais 10. Veiklos tipas dirba pilnu etatu, taip, jo mėnesio pajamos, kiek jisai turi. Jeigu jisai būtų su šeima, tai dar matytųsi ir šeimos pajamos. Toliau, kad jis jau turi kitų paskolų. Taip, šiuo metu turimos paskolų įmokos per mėnesį kažką mokama, nu, gal kokį nors ten kreditą nedidelį pasiėmęs 21 procentą kažkam, gal išsimokėtinai kokį siurblį nusipirko. Tai va, ir parašyta, va, kas kiek investuoja, matom. Tai šitą irgi savį lygiai taip galime matyti, užšifruoti skolos davėjai, investuotojai ir kiek jie deda. Tai va, matom, kažkas duoda 5 eurus, kažkas duoda 20, kažkas 40, kažkas 35. Kaip matom, na, viena mažom sumom, nors va, kažkas maksimalę sumą, turbūt jau žmogaus didelis labai portfelis, gal turi 100 kokį tūkstančių, tai tada tiesiog jau kitaip neišeina, kaip investuoti maksimaliomis sumomis. Ir visi, kaip matom, gauna vienodas palūkanas. Tai va, tai tokia ta antroji platforma. Dabar pasižiūrėsime paskolų klubą. Irgi prisijungiu. Taip, dalinuosi paskolų klubu. Tai paskolų klubas, tai vėlgi vaizdai panašus, irgi matome informaciją, kiek kokios paskolos suinvestuota. Čia matom tik vartojimo paskolas, pabaigoje jų, va, yra nuoroda į Finomark, tai va čia jūs matote tas verslo paskolas. Tai į jas įeiti jau reikia ten paspaudus, paskui matosi jų ir daugiau. Jau sufinansuotos paskolos matosi apačioje. Tai vėlgi, čia truputėlį kitaip jie tuos savo reitingus skirsto. Yra C ten plus, A plus, A minus, tai va, jau truputėlį kitokie reitingai. Čia tik įpročio dalykas, šiaip vis tiek principas tas pats ABC. Taip, yra palūkanų normos, terminai, viskas surašyta, įėjus į konkrečią paskolą, vėlgi mes matysim visą informaciją apie paskolos gavėją, kaip matome, čia yra suskirstyta atskirai pajamos įsipareigojimai, koks atlyginimas, kokia skolų istorija, jeigu apie tai mes matom, ką jis anksčiau skolinosi, paskolos finansavimas irgi kiek kas jam moka, ir kiek kas už tai gauna. Va, tai mes galime matyti panašius dalykus. Jeigu nueisim į apžvalgą, tai matom, kad galima matyti, kiek iš viso suinvestuota, koks bendras uždarbis, metinė grąža,
Aš čia jį tiesiog prisiregistravau, kad jums galėčiau parodyti. Įnešiau 100 eurų, dar nespėjau suinvestuoti. Taip ir portfelio peržiūros režime mes galime matyti daugiau visokių rodiklių, paskaičiuotas XIRR, tai čia yra visi paaiškinimai rodiklių yra. Na, čia įdomu daugiau tiem, kas jau nori taip jau viską suprasti. Taip, čia tokie finansininkams suprantami rodikliai, kurie rodo tikroji grąža, kokia yra visos pajamos kartu sudėjus, minus visos išlaidos kartu sudėjus, kiek tai procentai sudaro išreikškus per metinę normą procentinę. Tai va, tai irgi yra visokios informacijos. Va, tai čia taip, dabar pabandykime investuoti. Taip ar galim, čia kažkas automobiliui skolinasi, automobilio ženklelis pridėtas. Na ir ar yra čia gerų pasiūlymų? A lygis su 8 procentais mane nelabai domina, C1 su 25 procentais visai įdomu, bet iš tikrųjų gana rizikinga jau čia. Tai va, tai dabar taip labai greitai, va, B lygis su 7 procentais visai įdomu. B lygis su 17 procentų dar įdomiau. Tai pabandykime mes kažkiek investuoti, kaip tai atrodo. Tai aš paspaudžiu, pasirenku, kad pavyzdžiui, aš čia duodu 20 eurų, man iš karto atrodo, kiek aš uždirbsiu iš to tikėtina, ir aš spaudžiu investuoti. O taip nelabai net pasakynius. Aš galiu pasakyti, kai pradėjau investuoti per platformas, tai pradžioj ten skaitydavau labai atidžiai, koks ten amžius, taip toliau. Dabar aš atkreipiu dėmesį kartais, bet iš tikrųjų tai dažniausiai pasitikiu, kad platformos pačios patikrino viską, jau įvertino ir dabar dažnai net nelabai kreipiu dėmesį. Tai dabar nelabai kreipiau dėmesį daugiau todėl, kad tiesiog norėjau jums pademonstruoti, kaip paprasta, ėmiau ir investavau 20 eurų. Taip, likutis iškart mano sumažėjo ir dabar aš jau turiu kažką tai savo portfelį. Tai apžvalgoje turėtų tas kažkaip matytis. Taip, rodo rezervuotos lėšos, taip iš karto kol dar nepradėjo dirbti pinigai, dabar jie yra rezervuoti, kai bus surinkta visa suma, tai tada jau ji bus perduota skolos gavėjui ir tada jau rodysime prie mano portfelio, o kol kas rodo prie rezervuotų. Tai viskas tas veikia labai panašiai visose platformose. Na ir paskutinė platforma. Jau aš nusibodau turbūt jums. Taip, tai greitai prisijungiam. Aha, nu čia. Dar autentifikacijos prašo per mobilų telefoną, to jau turiu pasižiūrėti. Taip, aš gaunu dar pranešimą į savo mobilų telefoną, tą koduką atsiųstą aš suvedu į laukelį ir tada jau jungiuosi. Aišku, kartais tie atsargumo visokie reikalavimai truputį nervina, bet kita vertus pagalvoju, turbūt taip geriau, negu kad be reikalo rizikuoti. Taip, tai paskutinės mūsų ekskursija paskutinė, matome čia Heavy Finance puslapį, matome mano lėšų likutį viršuje, tai čia yra irgi integruota Paysera ir tada tas pats Payseros likutis matosi tiek per savą platformą, tiek per čia. Tai kaip mato, visi mano pinigai dirba, jie niekada ten Payseroj nekaba, aš stengiuosi juos įdarbinti. Va, ir matom, kokie yra pasiūlymai. Taip, kokie yra pasiūlymai. Vėliavėlės prie veiksliukų reiškia, kad va čia, pavyzdžiui, yra Bulgarijos paskola, čia yra Lietuvos, čia yra Lenkijos paskola. Na, tai pasižiūrėkime tą Lenkijos paskolą, pavyzdžiui. Noriu investuoti į Lenkijos žemės ūkio kažkokį tai dalyką. Taip,
Tai dabar matau, kad tai yra žemės ūkio paskola skirta galvijų bandai tikriausiai didinti, yra ir nuotrauka į, į, į te, įdėta, taip. Labai didelis ūkis, didelės ūkio pajamos. Na, pagal hektarus nėra tai labai didelis, bet kadangi tai gyvulininkystės ūkis, tai natūralu. Yra taip pat ir paskolos kalkuliatorius, kad jeigu aš investuosiu, pavyzdžiui, 500, tai uždirbsiu 14,3%, bet jeigu aš investuosiu, pavyzdžiui, 20, ne, tai aš uždirbsiu 13%. Taip, jeigu aš investuočiau 10, tai aš uždirbčiau 13. Ne, kaip matom, suma šiuo atveju jau keičiasi. Jeigu aš investuosiu, sakykime, 1000, tai gaučiau 14,6%. Ir aš tada galiu paspausti tiesiog invest. Čia surašyti visi rėžiai, tik labai mažytėmis raidelėmis, tai jūs turbūt nelabai matote. Bandau padidinti. Rėžiai surašyta, kiek investuojant laipteliai tie, nuo kada didėja jūsų įmokos. Daug informacijos apie pačią tą fermą, kokia tai jinai yra, kuo rizikuojama, viskas yra paaiškinta. Va, tai štai tokia dar viena įdomi investavimo platforma. Irgi turi savo antrinę rinką, taip, kurioje galima pirkti arba parduoti jau nusipirktas paskolas. Yra autoinvestavimo galimybė. Vėlgi čia susikuriam profilį, kada automatiškai investuos. Galim peržiūrėti savo portfelį ir kiek jisai uždirbo. Iš tikrųjų labai daug čia ir informacijos, pakankamai išsami, išsakyčiau, platforma šitų požiūrių. Na ir tiek būtų trumpai, nors mano tas trumpai labai trumpai nesigavo. Tai dabar jau klausimų atsakymų sesija, kas dar gyvas liko, tai pasikalbėkim. Taip, kur galima registruotis, tai iš karto po mūsų webinaro aš tas interaktyves nuorodas sukelsiu, nes jeigu jūs be pakvietimo registruositės, tai negausite jokių bonusų. Tai praktiškai, kai aš paskubom registravausi, aš atsimenu pirmus kartus, nepasidomėjau, tai ir negavau tų bonusų, paskui buvo šiek tiek gaila, kad paskubėjau, tai geriau jau būčiau paprašus. Tai pavyzdžiui, kaip paskui man reikėjo registruotis, tai jau ieškojau kokio nors nario, susiradau per forumą, paprašiau, kad man atsiųstų pakvietimą ir tokiu būdu užsiregistravusi jau gavau naudas. Tai aš jums tas nuorodas iškart sukelsiu po mūsų webinaro. Nesiūlau į visas registruotis iš karto, nes kaip matėte, yra ir platformų galiausiai mokesčiai, tai tikrai pagalvokit, nuo kažko vieno gal pradėkit, jums bus lengviau susigaudyti, priprasit, pasižiūrėsit, patinka ar nepatinka. Vieniems patinka, kitiems nepatinka. Man, pavyzdžiui, patinka. Žmonės, kuriems patariau, kurie prisijungia, tai jie sėkmingai vis didina savo portfelius ir vis daugiau perveda, pasitikėjimas atsiranda. Kai kurie labai jautriai reaguoja, gavau žinutę, kad jau mano paskola išieškoma. Atsakau, taip, natūralu, tu pusę metų tavo nei vienos nebuvo išieškomos, va per pusę metų pirma tokia atsirado, tai sakau, ką padarysi. Tai dar nėra, kad ji prarasta, kad vis tiek dar yra išieškojimų didelė tikimybė, tik labai nedidelė portfelio dalis bus neišieškota. Tai yra, kaip sakiau, nuo 1 iki 2,5 maždaug procento jau taip reikėtų nusiteikti, kad tikrai pražus. Bet, kaip sakiau, tai neatsitinka dažnai, tai aš galiu, tokią statistiką turiu, jeigu kam įdomu išieškojimas, tai aš turiu skaidrę pasiruošus Finbi pateikę labai gražiai, kaip jie išieško. Ir turiu kaip tik pasidariusi specialiai skaidrę, kaip vyksta išieškojimas. Vat jie, kitos platformos tokių nepateikė duomenų. Va. Tai čia yra parodyta iš Finbi ataskaitos, kaip jiems sekasi išieškoti. Tai mes matom paskolos, kurios buvo suteiktos 16 metais, jo dalinė, sėkmingai išieškojimas didėja ir jau žiūrėkite, kur 100%, tai čia reiškia, kad buvo išieškotos visa suma. Taip, visa suma. Tai ką reiškia tai, kad, pažiūrėkim, ta linija yra net aukščiau. Tai reiškia, kad buvo išieškota ne tik tai paskola, bet ir pritiksėję palūkanos, taip, ir palūkanos
ir procesinės ir taip toliau. Va, toliau mes matom, kad 17 metų irgi jau viršyje 100%, irgi jau išlipa uodegikas to pilkos linijos virš 100% linijos. Va, toliau 18 metų dar ne visos išieškotos, bet irgi jau daug išieškota. Tai kaip matote, visos linijos pabanguoja, bet veda vis tiek aukštyn ir galime maždaug įsivaizduoti, vat, nuo 0 iki 5 metų, nuo 6 iki 11 ir taip toliau. Čia kiek jau tų mėnesių po įsipareigojimo nevykdymo. Čia ne metai, čia mėnesiai. Taip. Tai va, tai mes matom, kad po maždaug po 50 mėnesių jau būna išieškota praktiškai, beveik viskas. Taip. Aišku, kaip sakiau, lieka ir neišieškotų. Nėra taip, kad visai viskas yra išieškoma. Taip, bet jeigu jūs visko į vieną paskolą neinvestuosite, tai tikimybė, kad jūs prarasite daug, yra tikrai labai maža. Taip. Tai būtų tiek tada, sakykime, gal turit kokių nors klausimų? Tai su jumis galima susisiekti, pasikalbėti plačiau, jeigu norėčiau, kad sakėte, kažkam padedate. Taip. Irgi su galima. Portfeliais. Taip, kaip aš ir sakiau, aš jaučiu tokią ir galiausiai moralinę atsakomybę, negaliu žmogaus pakviesti į mišką, paklaidinti ir palikti. Jeigu jau kyla klausimų, tai tikrai mielai atsakau ir vakar, kiek ne vakar, o po pirmadienio mūsų susitikimų, kas man rašė, visiems atsakiau ir nuorodas atsiunčiu ir viską tikrai padedu, jeigu reikia, tai ir šalia pastoviu, tai čia kaip jau mes sutarsime. Viena moteris tai sako, aš negaliu, aš sako, pasiimu kompiuterį, važiuoju pas jūs. Nu tai taip ir padarė, atvažiavo ir prisijungėm, tada viską susitvarkėm. Tai būkit pasiruošę, kad registruojantis reikės atsakyti į klausimus visokius, reikės parodyti savo dokumentą, savo veiduką, nes tikrai procedūros Lietuvoje yra griežtos ir galim tuo tik tai džiaugtis tikriausiai, nes tai reiškia, kad ir mažesnė tikimybė, kad Lietuvoje nutiks koks Latvijos scenarijus, kur Latvijai ten platforma, Estijoje viena platforma bankrutavo ir dar Latvijoje taip pat. Tai, kad šitaip nenutiktų, tai vat, Lietuvos bankas ir prižiūri tą griežtą priežiūrą, o ten tas žlugimas platformos, tai nereiškia, kad kažkas atsitiks. Kas atsitiks, jeigu platforma žlugs? Tai atsakau labai paprastai, Lietuvos bankas paskirs administratorių, tai yra perduos visą portfelį kitai platformai. Jūsų skolininkai yra tie žmonės ir įmonės, kuriems jūs paskolinat. Platforma tik tarpininkas. Platforma net jeigu bankrutuos, nutrauks savo veiklą, tai Lietuvoje nebuvo dar nei vieno tokio atvejo, kad platforma sužlugtų ir kažkas tragiško nutiktų. Tai jūsų paskolos, jos niekur negaruoja, tiesiog Lietuvos bankas perduos kitai platformai administruoti jūsų paskolas. Kas bus, jeigu galiausiai neduok dievė, bet kažkas iš jūsų iškeliautumėte anapilin, kas tada atsitiktų su portfeliu? Jį paveldėtų tie žmonės, kurie yra jūsų paveldėtojai. Jūs galite tavo testamente nurodyti, kam jūs norite viską palikti, galite ir nenurodyti, tada tai, kai bus pagal valstybinę tvarką, pagal įstatymus, jūsų teisėti paveldėtojai. Jeigu paveldėtojai bus daugiau negu vienas, tai tokiu atveju jiems tarpusavį reikės susitarti, kurio vardu bus tas portfelis perkeliamas. Jam reikės susikurti paskyrą ir jam bus tas portfelis, aišku, prieš tai pateikus visus dokumentus, kad tikrai jis yra teisėtas paveldėtojas. Gerai, tai kągi, ačiū visiems už dalyvavimą, dėmesį, džiaugiuosi sulaukusių klausimų. Tai tikiuosi, kad kiti, kas negalėjo prisijungti, prisijungs ir pasižiūrės vėliau. Ir ačiū taip pat mentoriams, kad pakvietė mane į šitą susitikimą. Iki susitikimo kitą savaitę. Ačiū labai, Neringa. Iki kitos savaitės. Viso. Viso. Geriausia.